Kodėl Nokia 330 buvo pats geriausias? Nokia 3310的短讯息聊天室及多方短讯息传送，让您创造沟通新乐趣。Nokia 330. Kiek prisiminimų sukelia šitas telefonas. Snake'o ir Space Impact'o rekordai. O trečio geimo Banpumi, man atrodo, jis vadinos. Niekad aš nesprasdavau ir rajone pas mus jo niekas nežaisdavo. Kas greičiau parašys žinutę rekordai. Kokių dalykų mes tik neprimastydom su Noške. Bet kodėl Nokia 330 buvo pats geriausias telefonas? Kodėl jis valdė 2000-uosius metus? Atsimenu, kai per teliką rodydavo telefonų reklamas. Tuo metu reklamavo Siemens A35, Siemens C35i, man atrodo, Nokia 330 ir Alcatel gal, o gal kažkokia Motorola. Kainos buvo kosminės. Jeigu neklystų, Nokia 330 kainavo apie 600-650 litų gal. Tuo metu tai buvo kosminiai pinigai, nes Lietuvoje algos 2000-aisiais, man atrodo, sviravo nuo 400 iki 600 litų per mėnesį. Nu čia tokio paprasto darbuotojo, aišku. Rajone visi norėjo turėti Noškę, nes tai buvo topinis telefonas. Tu su juo galėjai daryti absoliučiai viską. Atidarinėti alų, kalt vinys, žaidimus, fleksint, kad turi šustresnį paveiksliuką, šustresnį piptoną, arba tiesiog fleksint savo naujų kinetiškų keisų. Dar ko tu galėjai fleksint su Nokia 330, kad vienu paspaudimu tu galėjai ištrinti visas žinutės. Nes pavyzdžiui, Siemens A35, kurį aš turėjau, tai ten seni po vieną žinutę reikėjo ištrinėti, tu įsivaizduoji koks skausmas. Į telefoną tildavo 10 žinučių ir su tais guminiais mygtukais, kurie nesispaudžia, po vieną žinutę reikėjo ištrinėti. Čia toks seniukai skausmas buvo, tu net neįsivaizduoji. Kol tu parašai SMS-ą, tau ateina, kol tu ištrini, kol tu ką ten, jeigu dar SMS-us rašo vienu žodžiu, o nedaug ten to teksto, tai užsipštrinėti. O tuo metu, kad skambint, tai sąskaitos niekados mes neturėjom, nes brangiai būdavo skambinti. Būdavo ten taip, kad užsisakai planiuką už 10 litų ir skambini visą mėnesį nemokamai. Žodžiu, 330 buvo dar kuo topinis, tai kad tu galėdavai rašyti greit žinutės, nes tie mygtukai kažkiek plasmasiniai būdavo, o ne guminiai, ir galėdavai ištrinti visas žinutės vienu kartu. Keisai arba dėkliukai. Nuėjus į turgasą galėjai rasti įvairiausių dėkliukų. Kokio kinietiško šūdo ten tik nebūdavo. Visas AliExpressas vienoj vietoj. Aišku, tais laikais AliExpresso nebūdavo dar, todėl mes rinkdavomės eiti į turgų. Su įvairiausiais brandais, su Pokemonais, su Digimonais, ten su tribalais, su tatuiruotėm, ten su visko, su žaibais seni, su ko tik tais nori, ten su ugnim. Pasirinkimo buvo, bet pats topinis dėkliukas buvo va šitas seni. Jisai, man atrodo, dar sekdavosi prie diržo, jeigu atsimenu. Jeigu turi tokį dėklą ir bos maišiuką, tai esi rimčiausias brigadioras rajone. Nukelinėjimas. Turėdamas tokį ragelį, tu aišku rizikuodavai. Rizikuodavai, kad tave gali nukelt. Aišku, kai atsirado šitą Noškę, tai vaikai neturėjo tokių ragelių. Čia galbūt atsirado pas juos kokiais 2005-aisiais, jau kai tėvai pasikeisdavo į naujesnius ir vaikams atiduodavo senus 330. Bet 2005-ais 330 dar buvo on top senių. 330 buvo prabanga, verslo klasės ragelis. Ne kiekvienas tikrai galėjo sau tokį leisti. Bet būdavo taip, kad tu galėdavai jį pasiimti išsimokėtinai. Tai patsanai atidirbę 1-2 mėnesiukus per vasarą galėjo sau tokį pasimti. O kirsdavo tokius ragelius dar ir kaip. Savaitgalio naktimis rajoniniai būriuodavosi prie kazikų ir laukdavo iš ten išeinančių prilesusių dėdžių. O kam? Tai aišku, kad nulūtinti ragelį. Arba dar kažką. O kaip tu rasi nukirstą ragelį, jeigu tenais nėra tokių funkcijų kaip Find My Phone ar kažkas tokio. Jeigu iš tavęs atkirsdavo ragelį, tai vienintelis būdas jį rasti būdavo eini į to rajono lombardą ir teiraujas, ar kažkas atnešė tokį ir tokį ragelį.
paveikslėliai ir piptonai. Pirkdavom tiek naujus paveikslėlius, tiek piptonus. Kažkaip būdavo, kas siunti žinutę ir gauni paveikslėlį arba piptoną. O dūkai būdavo žurnaluose ir per teliką, man atrodo, jos reklamuodavo. Va čia tai seniai laikai, kai reikėjo muzikėlės pirkti ir paveikslėlius. Ir tai ten būdavo visai brangu po 5 ar 10 litų. Čia ne taip kaip dabar nuėjai ir parsisiuntė už dyką. O kas turėjo rajone rimčiausią piptoną arba paveikslėlį, tai tas ir buvo verchas. Bet noškės turėjo dar vieną žiauriai gerą dalyką. Music Composer programėlę, per kurią tu galėdavai sukurti savo piptoną. Tai rajone visi buvo didžėjai. Dalindavomės tais kodukais, skaičiukais, aišku ne už dyką, už litus arba už kokius čipsus, už semkes. Kurdavom įvairiausius piptonus iš filmų, iš muzikų visokių ir panašiai. Žaidimai. Nu tai legendinis Neikas ir Space Impact. Tas trečias Bantumi tai kažkoks nejasnas. Niekas rajone pas mus jo žaisdavo ir jis niekam nebuvo įdomus. Visi gerindom rekordus ant Sneiko ir Space Impacto. Va čia tai buvo žaidimai. Visą dieną sėdė ant soliuko su draugeliais ir grindini tos žaidimus. Seni, va čia tai buvo laikai. Atsisiūs per App Store žaidimų negalėjai. Realiai išvis negalėjai naujų žaidimų gauti. Tai tas, kas su rageliu jau būna, tai tas ir yra. Ir nieko tu negali padaryti, nei nusipirkti, nei atsisiųsti, nei nieko tu negalėjai. Ir mes žiauriai laukdom tų naujų ragelių, kad pažiūrėti, kokie yra įrašyti žaidimai, nes atsisiųsti niekur tu negalėjai. Bet iš tikrųjų seniai aš pagalvoju, kokiam akmens amžiui mes užaugom palyginus su dabartiniais laikais. Kaip technologijos pasikeitė per 26 metus. Žiauru, iš tikrųjų žiauru. Kas bus dar po 26 metų? Aš atrodo jau toks senas esu iš akmens amžiaus. Su tokiais rageliais praeidom. Seniai. Žiauru iš tikrųjų. Ant 330 išmokom žiauriai greit taipinti. Realiai kas greičiausiai taipindavo, tas buvo rajone verchas. Bet kad greit taipint naudodom vietoj IJ, o vietoj VW. Kodėl? Nes pažiūrėkit mygtukų išdėstymą. Tau reikėdavo paspausti vieną kartą norint parašyti J ar W, o jau I ir V laikyti ilgai mygtuką arba spaudinėti daugiau kartų. Tai tas baisiai sulėtindavo visą rašymą. O kad dar labiau pagreitinti visą rašymą, tai mes naudodavom sutrumpinimus. Todėl ir būdavo tokios žinutės kaip KVK, NKSDZ, KTU, ZDRV, SVX ir taip toliau. Mitai ir legendos apie Nokia 330. Kažkas pasakodavo, kad iš 9 aukščio mėtydavo tos ragelius, kažkas pasakodavo, kad vietoj plaktuko naudodavo vinim kalt, kažkas vietoj plytos naudodavo, tipo batarkę laikydavo visą mėnesį, kažkokie slapti nasos kodai, kuriuos naudodavom per grotelės ir skaičius. Ai, dar viena legenda būdavo, kad 330 ragelius modindavo, padarydavo mėlyną ekraną vietoj žalio, bet aš tokio realiam gyvenime nesu matęs. Čia man atrodo būdavo tas legendary itemas, kurį turėjo tik tais išrinktieji. Atrodo visiškai kitoks ragelis. Aišku, čia tie visi mitai ir legendos yra tik mitai ir legendos, bet kai kurie yra realūs. Kažkada bandėm padaryti realų testą su 330, kai tie rageliai buvo jau pasenę ir mums nebeaktualūs. Atsimenu, mėtėm į sieną kokius 5-7 kartus, kol sulūžo dėkliukas. Bet sulūžo tik dėklas. Ekranas, kai veikia, tai veikia, seniai. Tai iš tikrųjų tvirtas ragelis buvo. Galėdavai rajone naudoti kaip ginklą realiai. O gal kas iki šiol turi 330, nes skelbimuose, man atrodo, esu matęs pardavinėję ir po 5 eurus, ir po 10, ir po 30, ir po 5 yra. O gal turit kokią savo istoriją su 330? Žodžiu, jeigu pažiūrėt iki galo, spauskit laiką, parašykit komentarą, paspauskit subscribe, jeigu dar nesat subscriberiai, kartu su varpeliu, kad neapleistumėt nei vieno vidoso. O aš su jumis atsveikinu ir iki kito karto chebryte. Bye.